Labadiena, mėly TV6 televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai. Mikelseno centras Klaipėdoje jūsų ekranuose ir šiandien jame Audent Smartway MLK. Svarbu yra lygiai grečiai greta turėti ir gerą išsilavinimą ir siekti sėkmingų. Estas yra Vilniaus Kibirkšties toks ekipos derinys. Čia reikia sėkmingų individualių pastangų ir ką mums demonstruoja. Čia skaudus dūriai LCC komandai, nes jau pirmam kėlinį bando Kibirkštis pabėgti, bet čia lošia neatsija, sako 2 taškai. Perdavimas ant ūselio Maisaities, dalyjasi kamuolio su Sesetė, buvo Maisa, kartelį iš kito. Iš 45 laipsnių kampo pataikyti nepavyko, atvira aikštė, kurioje ir žuvis vandenyje jaučia Funksnytė. Nusimeta ties perimetrų Sintija Aukštikalnytė. Miknaitė iš 3 taškų zonos turinti erdvės žaidėją puikiai išnaudoja į baudos aikštelę. Jos pick and rollas su Mojara Diaz prieš Daugilę Ūsę. Labai drąsus sprendimas, bet čia viską gelbsti Greta Nemec. Įkertančiai į baudos aikštelę Ūsė tikrai daug jėgų pareikalavo, bet sugebėjo vis tiek įeiti į baudos aikštelę. Kokia graži Vilniaus Kibirkštis. Tai ir po 8 sekundės užtrunka abie ekipos. Ir čia toks laukinis krepšinis. Gabija Meškonytė, viena nuo kranto iki kranto, paleis Gabija. 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Majarai reikia atakuoti, visai gera galimybė. Ir ties. Puolime 6 nuėmė Daugilę Ūsę ir kol kas sudėtinga yra jos neįleisti į baudos aikštelę. Gali, na nesakysiu retkarčiais iššauti, bet tai yra rolinė, sakykime. Šiandien Nacickaitė Van der Horst atakuoja iš tolimos distancijos 5 iš 10. O dabar Jaša atsako. Kamilė. Jokios erdvės negalima duoti jai, ten nekilo Greta Nemec dabar prie kuris nukaltas buvo prieš tai Ritos Žilinskaitės, kuri 2020 89-45. Jaša Turčia gali žaisti nugarai, krepšį tą ir turi daryti prieš Sintiją Aukštikalnytę. Suranda perdavimą Maisaities dėl to, kad Giedrė Labuskė. Atrodo, viskas Kibirkšties komandai yra per lengva. Ir čia vėl matom dar vienas rungtynes, kur Kibirkšties ekipa dominuoja. Sėdintas atsarginių žaidėjų suolelių ilgesnį laiką Kamiliai. Bet jį vėl ant parketo, jį vėl aikštėje ir Viltė Andrunavičiūtė įgavusi pasitikėjimus. Tai nepataiko galimybė Vilnietėms bėgti į greitą puolimą. Džapristin, jos Eurostepas, kamuolys krepšyje ir Kibirkštis žaidžia dar iš taškų zonos, bet kitus dalykus darė šiandien Daugilė Ūsė ir su pirma tai kūrė antruosius šansus. O čia Neda Pletkutė. Prametė Daugilė Ūsė. Čia Pletkutės atsakymas iš toli, dar pataiko paskutinę sekundę Neda Pletkutė ir padaro rezultatą gražesniu. 71-111. Na, o žvelgiant į abiejų komandų pasirodymą.